Pabandysiu papasakoti apie patį auksavabalį, kasgi mūsų objektas šios dienos. Pelė. Nenoriu veikti. Taip. Taigi, nėraspalvis auksavabalis, kuris pradžiai Europos Sąjungos, kai buvo įsteigta buveinių direktyva ir šitas vabalas tapo prioritetinės apsaugos rūšim. Jis buvo vadinamas Osmoderma eremita. Va, kaip matote, tai plokštėtausis vabalas, giminaitė visokiems mešlavabaliams, giminaitės ir gramboliams. Štai kaip jis atrodo, taip atrodo patelė, o taip atrodo patinas ir jo lytinis organas, šiaip pagal kurį galima atskirti rūšis. Taip atrodo lervos. Vat ir pastaruoju metu atlikus DNR tyrimus, ta rūšis Osmoderma eremita buvo suskaldyta į bent 4 giminingas rūšis. Matom, matysim toje arealas, koks yra. Lietuvos populiacija priskiriamas rūšiai Osmoderma barnabita, bet toliau mes pranešime naudosiu Osmoderma eremita pavadinimą. Štai kaip atrodo skirtingų rūšių arealai Europoje. Mes, kaip matom, papuolam į barnabitą arealą. Taip, dabar, nors atsirado naujų pavadinimų, barnabitė ir panašiai, bet ekologinių požiūrių, gamtosauginių požiūrių rūšis lygiavertės ir mes turim tą Europos komisijos irgi išaiškinimą, kad visos tos apsaugos priemonės, kurios taikomos Osmodermai eremitai, taikomos ir kitoms giminingoms rūšims. Aišku, ta rūšis saugoma ir Europos mastu, ir Lietuvos mastu. Ir įrašyta į Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą. Lietuvoje įsteigta visa eilė Natura 2000 teritorijų, kuriuose aptinkamas niauriaspalvis auksavabalis. Kuris ten vienose vietose jisai toks, taip sakant, dar buveinės reiktų atkurti, kad jis ten apsigyventų, tai yra atkurti buveinę su tikimybė, kad ten apsigyvens auksavabalis, kitur yra gyvybingos populiacijos. Taigi, kodėl dėmesys šios rūšies apsaugai toks didelis? Vienas dalykas tai skėtinė rūšis, kai jau minėjo Selemas, reiškia tai atstovaujanti saproksilinių organizmų bendrijas, skėtinė rūšis. Tai reiškia, kad jeigu buveinėje gyvena Osmoderma eremita, tai ši buveinė pasižymė didesnė kitų specifinių nykstančių medžių drevėse gyvenančių bestuburių gyvūnų įvairovę. Dėl to ir pavadinau, kad tai indikatorinė rūšis. Reiškia, jeigu jau gyvena Osmoderma, reiškia ir kitoms rūšims ten, kurios turi panašius poreikius, yra gerai. Todėl jis saugoma buveinės, kuriuose gyvena Osmoderma ir visą kompleksą rūšių išsaugosim kartu. Štai paveiksliukas, kuriame matome visą eilę su tais pačiais senais medžiais susijusių rūšių. Ir štai mes šiek tiek detaliau galim pasižiūrėti Osmodermos kaimynus drevėse, tai yra marmurinis auksavabalis, kuris labai panašus, jo lervos ir išmatos gana panašios, dažnai painiojamas šitos rūšies išmatos su Osmodermos išmatomis, bet prie to prieisim. Štai toks plėšrus vabalas, kuris irgi gyvena tose pačiose drevėse ir maitinasi tų pačių auksavabalių lervomis. Bet vabalas labai retas, dėl to turbūt grėsmės Osmoderma populiacijams didelės nekelia.
Va. Ir tame tarp ir labai mažučiai pseudoskorpionai irgi gyvena tose drevėse, galima rasti sijojant visą tą trunėsius, bet jau reikia pastebėti, kad toks yra. Šita rūšis taip pat, kaip ir osmoderma, yra saugoma buveinių direktyvos. Šalia visokių vabzdžių, tose pačiose drevėse, jeigu išžvelgsit, ten matot ir pelėdos akys žyba. Va. Kodėl būtent osmoderma eremita pasirinkta tokia skėtinė rūšim, kuri įtraukta į buveinių direktyvą? Todėl, kad kitos rūšis, kaip šiuo atveju matote, tas pseudoskorpionai, yra labai mažučiai, juos sunku aptikti. Iš kitos pusės daugybė tyrimų rodo, kad osmoderma nyksta visame areale, o kai kuriuose šalyse jau ir išnyko. Kokios buveinės tinkamas dabar šitai rūšiai? Bendrinant, tai gerai saulės iššildomas įvairių lapuočių medžių drevės, užpildytas medienos trunėsiais, kurie veikiami grybinio puvinio, dėl to tamsios spalvos. Tokiose drevėse kartu būna paukščių lizdų liekanas, nes irgi apsigyvena sėkmingai. Pelių maisto atsargų likučiai, sakykime, kažkokios geltonkaklės pelės dažnai prineša ten visokių riešutų ir gilių. Vabalų išmatos, suirusios tų auksavabalių kūno dalis. Ir auksavabaliai dažniausiai aptinkami Lietuvoje, bent jau ąžuolų, liepų, gluosnių, tuopų, klevų, bukai Lietuvoje nelabai, drevėse. Štai kaip atrodo įvairios drevės. Pamatysim. Matom, tai gali būti tokios gerai matomos didžiulės drevės. Ir štai tose drevėse arba šalia jų išbyrėjusiose nuokritose galima rasti auksavabalio kūno likučių. Kaip čia matot, prieš nugarėlės likučiai. Ir iš to galima spręsti, kad šitoj drevėj gyvena auksavabaliai. Taip pat matom kokonai, iš kurių išsiritę vabalai. Ir šiaip matot vėlgi negyvo vabalo liekanas bei jų išmatas. Štai taip viduj drevės galite dažnai matyti tokį vaizdą. Kartais tų išmatų išbyrėjusi būna tiek daug, po medžių tiesiog ištisos krūvos, čia Kauno ąžuolyno pavyzdys. Šiuo atveju drevė išplyšus, apačioje senas medis. Ir ten visos krūva išmatų, kurias apžiūrėjus ir išmatavus galima nustatyti, kad čia tikrai niauriaspalvio auksavabalio liekanas. Galima rasti lervų ir pačių vabalų. Tai toks tipiškas medis apgyventas osmodermas. Taigi, kaip atsiranda drevės? Drevės atsiranda natūraliai ąžuolams bręstant, senstant. Dažnai išlūžus ar nudžiūvus šakai ir panašiai. Dauguma drevėtų ąžuolų, matot, jau turi pasiekę solidų amžių, 200–400 metų amžių. Štai kaip tas formuojasi drevės. Atsiranda pradžioje maža drevė, medžiai senstant, veikiant grybams, drevė didėja, užsipildo dažnai visa ertmė didžiulės drevės, kur gyvena osmodermas ir visi kiti gyviai. Ir galiausiai išplyšta, dažnai ta apatinė drevė atsiveria, apačioje drevė ir išbyra tas liekanas ir medis tampa nebetinkamas osmodermai gyventi. Štai vėlgi pavyzdžiai visokių drevių. Čia apatinė drevė. Drevės atsiranda nuo grybinių pažeidimų. Ąžuolinė kempinė dažniausia priežastis. Kai
gali dažnai matyti ant ąžuolo kamieno augančias kempines ir paprastai, aiškia, mediena atsitraukia, atsiriboja nuo pažeistos vietos ir tarp žievės ir medienos atsiranda tokia kaip kišenė, trumpaamžė drevė. Vat dažnai toje, kaip ir pusiau tuščia vidurėje barškančioje tai kišenėje iškala uoksą geniai, atsiranda kelias osmodermams, vabalams įlysti ir dėti kiaušinius į šitą visą trūnijančią medieną. Tokiu būdu tai labai dažnai tokiose vietose ir gyvena osmoderma. Štai jau čia pažeisti, grybo pažeisti po kempinę pavyzdžiai, kaip tas medis atrodo. Štai vat irgi kempinė, tokia atsitraukusi žievė, skylė genė iškalta ir matote iš viršaus pjūvio, kaip ten atrodo trūnijanti ta mediena tokiose vietose. Kitas dalykas būna, skyla dvikamieniai medžiai, kaip šiuo atveju. Dvikamienis medis, jis skyla, atsiranda lyg ir tokia galimybė ten patekti vandenį, grybams ir panašiai, tai skilusiai vietai. Ir ten gyvena osmoderma dažnai. Toliau, vykdant intensyviai medžių genėjimą. Čia pas mus nėra tokios tradicijos, bet vakarų Europoje ten visokiose piliavietėse, dvaro, visokiose parkuose labai intensyviai kartais genėmi medžiai ir tas skatina irgi drevės susidarimą. Štai pavyzdžiai. Na ir kaip tas vabalas vystosi. Aiškia, naujai susidariusias dreves randa auksavabalių patinai. Paprastai pasirenkamas drevės, kur yra bent 3 litrai trūnėsių. Toks yra maždaug vertinimas. Aukštis nelabai svarbus, gyvena ganėtinai aukštai esančiose drevėse. Svarbu, kad būtų sąlygos tenai įlysti ir yra tinkamos tų trūnėsių kiekis. Apatinėje kamieno dalyje atsiveriančios drevės mažai tinka. Dabar vabalai suradę drevę, tai yra kaip ir namus, vilioja pateles. Patinai išskiria feromonus, kurie traukia ne tik pateles pasirodo, bet ir patinus, kurie galvoja, gal nukonkuruos šitą patiną ir visas jo pritrauktas pateles. Atskridę patelės apvaisinamos ir drevėje padeda 20-80 kiaušinėlių. Tai yra, kaip matot, skirtingai negu daugumos kitų vabzdžių, vabzdžiai paprastai patelės išskiria feromonus, patinai atskrenda jų apvaisinti, o čia ne. Osmodermos patinai rūpinasi savo šeimą, būsimą, reiškia, rūpina namus iš karto. Taip, na ir paprastai sutinkame nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo mėnesio. Štai čia tokie gal šiek tiek pasenęs duomenys, klimatui keičiantis, šiltėjant ir gali keistis ir skraidimo laikas. Nuo suaugę vabalai praktiškai nesimaitina, tik pavieniai atvejai žinomi, kada vabalai stebimi geriant sulą ar besimaitinantis ant augalų žiedų. Praktiškai jie maitinasi kaip savo resursais, kurie sukaupė lervos stadijoje. Labai mažas migracinis aktyvumas vabalų, daugelio šaltinių rodoma 100-200 metrų, kaip toks maksimalus atstumas, kurį gali nuskristi vabalai. Tai nustatyti žymint ir pakartotinai gaudant vabalus. Mūsų kolegos Latviai mums demonstravo, kad iš gaudyklių paleisti vabalai gali skristi gerokai toliau, daugiau negu kilometrą. Nuo literatūrą nurodoma irgi iki 1,5 kilometro atstumas, kurį gali nuskristi vabalai ir tokiu būdžiu persikelti iš vienos vietos į kitą ir plėsti savo gyvenamą erdvę. Ir vabalai aktyvus dienos metu ir gyvena, vėlgi, gyvenimo trukmė patinams 10-20 dienų, laboratorija iki 93 mėnesių, patelės irgi iki 3 mėnesių išgyvena. Kolegos švedai prieina išvados, kad vidutinė gyvenimo trukmė abiems lytims yra apie 1 mėnesį. Kiaušinėliai vystosi 1-2 savaitės. Tai yra 2-3 savaitės. Išsiritusi lerva mažytė, 6 mm, tačiau pilnai išsivyščiusi gali siekti iki
60-80 mm ir sveria iki 12 gramų. Lerva minta trūnijančią medieną, lapų, drevėje perėjusi paukščių liekanas pakartotinai savo išmatomis. Perdirba pakartotinai ir savo išmatas. Trečiais savo vystimosi metais rudenį lerva iš savo išmatų ir turnėsių suformuoja ovalinį kokoną, kuriame ir žiemoja. O pavasarį vyksta metamorfozė, lerva virsta lėliuke, iš kurios tais pačiais metais išsirita suaugęs vabalas. Na ir paprastai vystymasis trunka 3 metus. O jeigu sąlygos nepalankios, gali užtrukti ir 4 metus. Štai kiaušinėliai, lervos, jų gali būti daug, jeigu tinkamas drevė ir senai gyvena vabalai, kokonai, besiritantis vabalas ir pats vabalas. Tokiu būdu vienoje ir taip pačioje drevėje gali būti randamos įvairaus amžiaus lervos, jų išmatos, tai rodo suaugėliai ir kokonai. Paprastai vienoje apgyventoje drevėje randama nuo 5 iki 30 įvairaus išsivystymo individų, tačiau didelėse drevėse gali būti ir iki 100 individų. Viename medyje randami vabalai gali būti laikomi viena atskira populiacija, nes migracija tarp gretimų apgyventų ąžuolų yra labai nežymi. Tiesiog ir ąžuolų tiek nėra tinkama. Tokia populiacija viename medyje gali gyvuoti kelis dešimtmečius, kol drevė neatsiveria, turnėsiai neišbyra arba kol gyvuoja medis. Negyvuose medžiuose, nuvirtusiuose vabalai, jeigu buvo, tai ir gyvena nebeilgai. Taip, kaip dabar randami vabalai, kaip nustatyti, jog drevė gyvena auksavabalį. Vienas dalykas, apžiūrint medžių kamienus aplink dreves. Šiltų ir saulėtų orų matomi feromonus skleidžiantis vabalai. Arba galima, kas turi gerą uoslę, uostyti tą specifinį, kaip minėjo Algirdas, slyvų kvapą arba kaip šiaip sako, abrikos ir panašiai. Nelabai efektyvu, nes ne visi turi tokią gerą uoslę. Štai matoma prie drevės, būdintis vabalas laukia, kadagi čia atskris ta patelė. Štai kitas pavyzdys, tai aukštai drevėjai ir jeigu įžiūrit, vabaliukas ten vilioja patelės į tokį didelį būstą. Kitas būdas, kaip randami vabalai, tai įkasant drevės, pakankamai didelė drevė, turi daug trūnėsių, galima tos trūnėsius įkasti gaudyklės, tiesiog indėlius su lygiu iki paviršiaus. Ir įkrenta vabalai, kurios reikia reguliariai tikrinti, tos indėlius. Ir jeigu vabalai yra, papuola ir tai galim įrodyti, kad jie ten gyvena. Štai. Kitas būdas, galima sijoti sietų, retus sietų trūnėsius iš drevės, ieškant būtingų auksavabalio lervoms išmatų. Kaip mes jau čia kaip ir įrodėm, kad išmatų ilgis turėtų būti bent jau 7 mm, kad būtumėm tikri, jog tai tikrai ne marmurinio auksavabalio, o osmodermos lervų išmatas. Paprastai, kai gyvena įvairių amžiaus grupių, taip sakykime, lervos, tai vis tiek, jeigu turi būti ir suaugusių, tai yra užaugusių lervų didžiosios išmetas ir dėl to, reiškia, kad tikrai įsitikintume, jog ten yra osmodermas gyvenama ir drevėje turim rasti tų didžiųjų išmetų, nes kitos gali rodyti, kad ten tik tai marmuriniai auksavabaliai. Štai, kai tas vyksta, sietas specialus, kur sijojama galima trūnėsius pilti ir sijoti, tos didžiosios išmatos neiškrenta ir galima nustatyti, kad tai būtent osmoderma. Ir čia tokia, matom, ant milimetrinio popieriaus skirtingų vabalų išmatų dydis. Tai svarbus būdas nustatyti osmodermos buvimą. Ir paskui galima rasti lervas, kurios irgi skiriasi. Žiūrint iš apačios, pilvo galas, matom, marmurinio auksavabalio turi tokią, griovelį, sakykime, plaukuotą, šeriuotą, o osmodermos lervos galas yra truputį kitoks, neturi šito darinio. Ir dėl to galima atskirti, kurios rūšies tai yra lerva.
Galima ieškoti išmetų ant žemės ties medžio pagrindu ar po dreve. Rastos išmetos rodo, jog vabalas į medį bent jau anksčiau gyveno, nes ilgai išbūna tas išmetos, išsilaiko. Nu ir išmetos iškrito pro praplyšusią drevę. Štai matom kolegos bando ieškoti. Čia buvo iš Danijos kolegas. Taip. Toliau, kaip galima surasti, įsitikinti, kad kažkokiai buveinė gyvena vabalas, tai yra jie privilioti į gaudykles. Tai padarytos specialios gaudyklės, čia tai matysim, naudojamas specialus tas karomonas išskirtas, kurį traukia, reiškia, tos vabalas, dekalaktonas. Ir tokios gaudyklės, čia kolegijos, Latvių kolegų gaudyklės, kurias irgi kažkiek naudotos buvo ir Lietuvoje tokio tipo gaudyklės, o mes pagaminom savo modelį, truputėlį kitokį, bet esmė ta pati. Tai yra piltuvas, kuris prisiglaudžia prie medžio kamieno, prie jo pritvirtintas yra tamponas su karomonu, ir indelis, į kurį susirenka vabalai įkritę. Čia italų naudojamas gaudyklės. O čia konkrečiai mūsų ankstesnio projekto metu buvo iškabintos gaudyklės Lapainios miške, Vidzgiryje. Bet tos gaudyklės turi minusą, kadangi reikia reguliariai važiuoti tikrinti, kad bent kas 3 dienas, kad tie vabalai papuolė į gaudyklę nežūtų. Tai dėl to ankstesnio projekto metu Latvių kolegas Maksims sukonstravo, sukūrė gudrią gaudyklę. Tai yra gaudyklė, kurioje atskridę vabalai sudirgina jutiklius ir tada siunčiamas, reiškia, vaizdas, gauname žinutę į telefoną. Štai matom dešiniai pusėje jau atsiųsta žinutė, kad įskrido vabalas ir tik tada reikia važiuoti ir tą gaudyklę, vabalą išlaisvinti. Nereikia reguliariai tikrinti tokių negudrių gaudyklių. Apie tą gaudyklę papasakos Maksims turbūt detaliau vėliau. Kaip dar naudojamas šitas vabalo paieška. Naudojame specialiai dresuoti osmodermą lervų užimtų medžių paieškai šunys, osmodogus, kaip mes juos vadiname. Ir jau buvo pradėti dresuoti 3 šunys ir Lietuvoje. Štai visi 3 osmodogai ir jų šeimininkės. Nebuvo labai efektyviai jie panaudoti, gal jau prarado į savo patirtį, bet bent jau toks būdas egzistuoja ir čia galima naudoti. Dabar kokia ideali buveinė auksavaliams? Daug senų ąžuolų su įvairaus dydžio drevėmis. Ąžuolai miškapėvėje gerai apšviesti ir šildomi saulės. Ir svarbu, tarp ąžuolų senolių auga įvairaus amžiaus jaunesnių ąžuolų, kad užtikrinta tęstinumą, kad populiacija seni ąžuolai išvirs, kad juos pakeistų priaugantis nauji. Tai irgi svarbu numatyti perspektyvą. Ir netolies yra daugiau panašaus amžiaus medynų, į kuriuos ar iš kurių galėtų plisti vabalai. Štai kaip vaizduojami tokie tinkami osmodermai medžiai. Ir pati, kad tokios sąlygos susidarytų, tą kažkokį mišką arba medyną reiktų specialiai, sutvarkyti, pašalinti šešėlį duodantį tą pomiškį ir traką, kad atverti tos medžius, medžių kamienus sauliai, kas reikalinga. Tai dėl to ta pati vieta, kaip atrodytų po tvarkymo. O čia kitas pavyzdys. Tokios buveinės yra vizualiai turėtų atrodyti osmodermai tinkamas medynas. Čia dar panašus pavyzdžiai. Čia štai yra pavyzdys iš Latvijos, Pededze upės slėnyje.
fotografuoti gerai, ten didžiulė populiacija esmodermas gyvenanti tokiuose medžiuose, kaip čia vadinsim, miškapėvė, sakykime, arba medžiais apaugusi ganykla. Ir kokia yra realybė Lietuvoje su šitais visais pavieniais medžiais? Kur jie išlikę? Vienkiemiuose kartais pavieniai, laukuose, kur medžiai lieka, tų vienkiemių nebelieka, dvarvietėse, parkuose, kapinėse, pakelėse, miškuose susiformavusiuose užaugant kažkada buvusioms miškapėvėms. Na ir sengirėse, žolynose tokių medžių gali būti išlikusių. Ir dažniausiai tai jau sukultūrintas kraštovaizdis ir žmogaus sukurta ar palaikoma aplinka. Todėl ir faktiškai esmodermo likimas priklauso dabar nuo žmogaus požiūrio į tuos senus drevėtus medžius ir nuo susiklošiusių tradicijų. Vienkiemiuose paprastai buvo vos keli tokie medžiai, laukuose irgi pavieniai medžiai tik tai išlikę. Dvarvietės būna arba apleistas, apaugę ir dėl to jau nebelabai tinkamas. Dėl to arba atkurtos, medžiai sutvarkyti visus seni medžiai drevėti gali būti išpjaunami, arba ten, sakykime, tos šakas išpjaunamas, kad tipo nekeltų grėsmės kažkokiem lankytojams ir panašiai. Taigi, parkuose tas pats dažnai laikomasi gerosios miškinės praktikos miškininkystės, tai reiškia pašalinti senus ligotus drevėtus medžius, kad lygos neplistų ir kas lūžtančias šakos nesužalotų. Miesto parkus dažnai tvarko neprofesionalai arboristai, kas po truputį dabar kinta šito projekto ankstesnio įtakoje. Bet eiliniai komunalinio ūkio darbininkai gavę užduotį, kad reikia tos medžius kažkaip tai išgenėti. Tai nemokšiškai tvarkomi. Parkai dažnai ugdomi kaip miškai, siekiant didesnių medžių tankumo, taigi ąžuolai ištamsinami, drevės negauna pakankamai šilumos. Kapinėse kapų saugumas svarbiausia. Pakelėse vėlgi dėl eismo saugumo medžiai iškertami dažnai. Miškuose senieji medžiai užgožiami pomiškio ir trako. O sengirėse, žolynose, kad būtų gera sanitarinė būklė, reiškia vėlgi išimti dažnai ir nori tos senosius medžius. Ir dėl to tos buveinės yra fragmentuotos, nutolę viena nuo kitos dideliais atstumais arba izoliuotos įvairiom kliūtimis. Bet vėlgi, dažnai miško buveinėse pomiškė nėra įvairaus amžiaus ąžuolų. Kadangi sodintas miškas arba pradėtas savaime vienu metu, tas miškas prasidėjo, tai paprastai medžiai vieno amžiaus ir dėl to reiktų siekti, kad būtų įvairia amžė struktūra, kad būtų, aiškiai, kažkokia perspektyva. Ką daryti? Vienas dalykas, reikia inventorizuoti, kągi mes turim. Tai yra visur, kur įmanoma suregistruoti tas galimas populiacijas. Kiekvienas gyventas medis turėtų būti puoselėjamas individualiai, kaip didelė vertybė. Ir, aišku, prioritetas teikiamas apgyventiems medžiams ir jų grupėms, ne vienam medžiui, o grupės turėtų būti, kad būtų kažkokia galimybė populiacijai ilgiau išgyventi. Ir sformuoti kažkokius migracijos koridorius tarp tinkamų buveinių. Šitas praeitas projektas ir šis projektas planuoja vykdyti. Tai yra inventorizuojami visi įmanomi medžiai ar medynai, kuriuose galėtų gyventi esmodermo. Jie medžiai atitinkamai tada patys gali būti arboristiškai sutvarkomi, jų aplinka pašviesinama, tai yra atveriami medžiai saulė.
Na ir kiti darbai, kurie sudarytų kažkokią galimybę vabalams migruoti iš esamų populiacijų į naujas arba tarp populiacijų. Ką daryti? Na vėlgi, jau kartosiuosi turbūt, formuoti medyną su įvairaus amžiaus ąžuolais, kartais dirbtinai intensyvių genėjimų sendinti priaugančius medžius ten, kur kritiškai didelis, reiškia, medžio amžiaus skirtumas. Formuoti dirbtinės pakaitinės buveinės, jau yra bandymai Skandinavijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Ugdyti arboristus profesionalus, keisti žmonių požiūrį į medžių senolius ir juose gyvenančius vabalus. Štai čia pavyzdys iš Latvijos, kur senas drevėtas medžio kamienas panaudotas kaip tokia dirbtinė drevė lervoms vystytis. Na, o čia lietuviškas jau dirbtinė drevė aukštauogės Lietuvoje, Verkių parke pastatytas bent 2 tokias dirbtinės drevės, kurios tinka tiek vabzdžiams, gali ir paukščiai ten įsikurti, šikšnosparniai įsikurti. Na ir tai sudaro galimybę pakeisti tose, kai trūksta buveinėje natūralių drevėtų medžių, tokias dirbtinės drevės, taip sakykime, sudaro galimybę populiacijai išlikti ir migruoti. Va, ilgai kalbant apie tą koridorių arba tą tinklą visą tarp skirtingų populiacijų, ką projektą bando formuoti. Tokios dirbtinės drevės tikrai gali pasitarnauti kaip tokie stepstonai, tai yra kažkokias persikėlimai, populiacijos išgyvenimai, būtini dalykai. Nu, dar variantas susijęs su šitom dirbtiniam drevėms, suformuoti laboratorinę populiaciją, kas pas mus yra įgyvendinta praeito projekto metu. Tai yra Kauno zoologijos sode veisiamas osmoderma. Veisiami vabalai, auginamos lervos, sėkmingai. Ir tada tos lervos, ar jau susiformavę kokonai su vabalų lėliukėmis, yra perkeliamas jau į tas dirbtinės dreves, ar gali būti ateityje naudojamas kažkur reaklimatizuojant kažkokias osmoderma populiacijas anksčiau žinomose gyvenamose vietose, kur dabar galbūt yra išnykęs tas vabalas, bet yra dar kažkokių sąlygų. Va, taigi toks dirbtinis veisimas irgi labai svarbus žingsnis, norint atkurti osmoderma populiacijas. Štai, kaip čia Verkių parke, matom, kaip Kauno zoologijos sode lervos veistos, įkeliamas, patalpinamas į tas dreves dirbtinės. Nu ir ačiū už dėmesį, aš gal nelabai ten buvau. Klausim? Dėkojam Giedriui ir turim 10 minučių klausimams. Dabar aš tikiuosi visos auditorijos kylančių rankų miško. Kas ko nors norėtų paklausti? Klausimų nėra. Taip, aš dar neklaus, kai aš ateisiu su mikrofonu pas tave, kad galėtų vertėjai išversti. Sveiki. Jau minėjot, bet kažkaip neužfiksavau pasitikslinti medžių rūšis, tai ąžuolas, liepa ir kokiose dar gali osmoderma gyventi? Taip pas mus dažniausiai, girdisi, kad ne? Pas mus dažniausiai ąžuole, liepose, tuopose gali būti, gluosniuose, senuose. Nu, tai čia pagrindiniai tokie medžiai. Nu, teoriškai gali ir kitose lapuočiuose, kokiam uosį senam ar panašiai, bet realybė, faktiškai mes tokiuose tik tai medžiuose kol kas esam radę. Nu, bet sakau, uosį. Yra. Paprastuose uosiuose. Taip, dar klausimų?
Ačiū už pranešimą, labai buvo įdomu paklausyti. Labai norėčiau paklausti, kaip išgyvenamumas, sakysim, į dirbtinės dreves perkeliant vabalus ir lervas? Ar tikrinate kažkokiais būdais? Čia gal truputėlį ne man klausimas, nes čia projekto. Aš praeito projekto buvau vadovė, tai gal trumpai pakomentuosiu. Neleidau aš Giedriui tos įlysti ten į tą dirbtinę drevę, jis ten viską labai norėjo tikrai suskaičiuoti, bet sakiau, vabalų saugumas pirmoje vietoje. Tai mes matėm, kad jie ten tikrai išlipo, tikrai išsivystė ir išskrido, skaičių pasakyti dėja negaliu. Ir Danas sako, kolegos, ką? Iš zoologijos sodo mes dar turėsim pranešimą, tai dar jie kažką įdomaus papasakos. Tada mačiau, Algirdas kėlė ranką klausimui. Giedriau, jūs sakėt, rūšis buvo padalinta į 4 atskiras rūšis. Ar 5 net? 4. Kažkur buvo girdėjęs. Gal jau 5 atsirado, dabar tuo metu buvo 4. Taip svarbu, klausimas yra apie tai, kas Lietuvoje, gal kartais žino, gal nebūtinai Giedrius gali atsakyti, gal kas iš auditorijų žino, kaip mokslo bendruomenė susitarė dėl naujų rūšių ir kaip tas turėtų, reiškia, būti patvirtina kažkokiu būdu. Nes ne pirmą kartą susidurint su tokiais klausimais, kai reiškia, reikia patvirtinti faktą, jog tai yra nauja rūšis ir paskui kaip ten teisinis statusas, jei bus koks taikomas dėl to skilimo arba dėl to apjungimo. Tai Giedrio ta tema. Ačiū. Šiaip dėl šitų 4-5 rūšių skilimo, tai yra mokslinės publikacijos, kurios, reiškia, tą įrodo. Ir faktiškai vietiniai entomologai remiasi šitų publikacijų rezultatais. Na ir gali, aišku, pasitikrina ir pas mus kokia ten, ar tikrai ta rūšis, kaip ten rodžio ten. Bet visumoje to įrodinėti kažkaip specialiai atskirai nebereikia. Tiesiog priimama tas faktas, kad tai, aiškiai, genetiniais tyrimais tos rūšys yra išskirtos, yra tam, kaip sakant, informacijos šaltinis pateikia šitą informaciją. O dėl jų teisinio statuso, tai vėlgi buvo tas klausimas iškilęs, ką mes čia saugom Lietuvoje, kažkokią barnabytą, neosmodermą eremitą, kur yra buveinių direktyvoje rašyta. Tai mes dėl to aiškiname specialiai su Europos komisija ir yra ir pateiktas išaiškinimas, kad nesvarbu, kad tai yra tiesiog traktuojama visas tas kompleksas grupių kaip viena, taip sakykime, tiesiog kaip kompleksas, kuriam taikomas lygiai toks pateisinis statusas, kaip kad anksčiau buvo ta viena rūšis osmoderma eremitė. Nes iš esmės, gal Algis gali patikslinti, kad 12 metais buvo atlikta sekoskaita ir nustatyta, kad Lietuvoje vis dėlto yra barnabita, osmoderma barnabita, bet paskutiniai tyrimai rodo, kad galimai Lietuvoje jungiasi ta riba tarp eremitos ir barnabitos. Nes tam reikalinga sekoskaita, taip kad esmė yra kompleksas. Mokslas juda ten. Ne taip toli, čia tiesiog už tvoros, senose Liepose, toj pačioj ir jau dabar pernai nukentėjusi Liepoj, osmodermos metapopuliacija. Taip, galėsim nueiti pažiūrėti tą metapopuliaciją, ką pamatysim, turbūt mes tikėjomės, iš tikrųjų šiaip suaugę vabalai skraido paprastai normaliai Liepos mėnesį, bet kadangi buvo labai šiltas pavasaris, tai mes tikėjomės, kad jau galbūt ir gegužės pabaigoje čia bandėm kabinti gaudyklės, bet kol kas dar nepagavom. Bet kai eisit Sapiegų parke, tai žiūrėkit visi atidžiai, gal jau kokį vabalą ir pamatysit. Taip, dar klausimų? Tai jūs pradžioj minėjot, kad šitas osmoderma tai yra kaip skėtinė rūšis, kad ten, kur jie gyvena, ten ir kitokie saugomi gyvena. Tai kaip tie dirbtinės drevės būtent veikia tas kitas rūšis?
Taip, tai jeigu mes sudarom tose drevėse sąlygas osmodermai gyventi, reiškia, tai, o tų pačių sąlygų, va, tokio trūnyjančio visokio, tai trūnėsių reikia ir kitiems, tai lygiai taip pat apsigyvena ir tos kitos rūšis. Nu, kiek aplinkoje yra, aišku, ten ne visas. Tai kitur netgi, va, tai buvom Švedijoje, stebėjome, reiškia, tiesiog net tos postmodernos lervos netgi neįtalpinamos į tas dirbtinės dreves, tiesiog jos paruošiama tą buveinę, tai yra kažkoks sudedama ten visokie trūnyjantis lapai, ten ąžuolo dar visokie kitokie negyvas viščiukas kažkoks įdedama ar panašiai. Ir tai tikimasi, kad vat, nes vis tiek užuodžia, tai yra kvapai ir panašiai, vabalai ten atsiras ir atsiranda. Ir įvairios rūšis. Pačio medžio nereikia net, nu, to tokio seno su drevėm. Ta prasme, kad apsigyventų šito dirbtinė drevė? Jo. Ne, nu tai kai trūksta tokių natūralių medžių su drevėm, tai tada tokios dirbtinės drevės, nu, kaip ir kompensuoja tą trūkumą. Tai svarbu ten teisingai užpildą paruošti, kaip sakyt, maistą teisingą. Nu, taip. Taip, dar įgarsinsiu, ką Algis Davenis šneka, kad tikras medis vis tiek kitą mikroklimatą, gyvas medis sudaro kitą mikroklimatą, va aš irgi norėjau Giedrių dar pridėti, kad nebus toj drevėjai taip pat kaip gyva medija, čia toksai varganas sprendimas, kai labai reikia. Tai iš bėdos, kaip gelbstimasi. Iš kitos pusės galima tuos gyvus medžius su drevėm, kurie yra, bet negyvena to osmoderma, va tuos medžius galima būtų išnaudoti ten, apgyvendinant šitas lervas, tokiu būdu. Tas pats ir Verkių parke, principė, galima tą daryti, nes yra tuščia vidurių medžių, kur galima užpildyti jos mulmų šito, kaip mes vadinam, ir apgyvendinti lervas, tai būtų natūraliau. Taip, dar klausimų? Čia turbūt į tą pačią skėtinių rūšių savoką, nes tas vabalas turbūt galėtų būti ir yra, kai skėtinė rūšis ne tik kitiems vabalams, ar ne, ten ir kerpėms, tam tikrą aplinką, tam tikrą buveinę rodantis kokybę. Tai dirbtina populiacija atkelta nauja, jinai kaip ir negali būti tokia, nes galbūt tas vabalas yra, na, gal kiti atsiras, bet nebūtinai kokia nors kerpė ar kas nors kitas išauks, nes jinai vis tiek yra dirbtinė. Ar kaip nors vat, žymimos kitaip, ar tos populiacijos traktuojamos, nes na, redukuota nauja populiacija nebūtinai parodys daugiau kažkokių tai vertybių. Nu taip, turbūt šitie tik pradžia šitokių darbų. Taip kad ten manau, kad dar kol kas tokių žymėjimų ar panašiai nevyksta. Tiesiog yra kol kas perkeliamos lervos, tik tai, kiek suprantu, Verkių parke, kurios kažkada ten gyveno, osmoderma, bet populiacija išnyko, kiek iš eilės metų stebėjimo. Va, tai dėl to bandoma ten gražinti į tą Verkių parką, padedant ir dirbtiniams šitoms drevėms, kad, nu, kaip ir... Plius ten buvo atvežtas, jeigu ten matėte, tas išgelbėtas ąžuolo kamienas, tuščiaviduris su visokiam ten lervom jau esant iš Strėvininkų miško berods, ar ne? Ir ten sėkmingai išsiveisė vabalai, ten pastatytam kaip paminklė šitam Verkių parke. Tai be abejo, tai tik išeitis, kaip sakiau, kaip stepstonas galimybė vabalams įsikurti, daryti kažkur, jie gal išsiveistų dirbtiniai dreviai, išskris ir ras kažkokius tinkamus medžius ir ten įsikurs vietinė natūrali populiacija. Tada taip turbūt galėčiau atsakyti. Čia mes labai įdomią diskusiją dabar dėl šitų buveinių turim. Mes turim čia savo salėje žmogų, kuris sugalvojo pirmas tokią buveinę ir jau daug metų ją stato ir mum rekomendavo, tai norėčiau aš jį įtraukti į šitą diskusiją. Niklas Jansson. Okay, thank you. I asked just one interesting thing that we have seen in our research of the boxes. If we compare these two species, Liuokola and Osmoderma, how differ they use the landscape in time, actually. When we put out the boxes and we study, after 4 years, 30 to 40% of the boxes is colonized by Liuokola marmorata.
You catch that? Yeah. If we compare the Osmoderma eremita, how slow it is to colonize the landscape. After 4 years, only 5% of the boxes is colonized by Osmoderma. So you can find the species in the same cavity in the nature, but probably Liuocola have an advantage that it probably can live in the cavities for many decades before Osmoderma come. And they live together. But still 5%, it's not bad. Not bad. Not bad, of course. It's possible. It's possible. Yeah, if many years, and that is the strategy of Osmoderma. They are not in a hurry. Yeah. They know the trees wait for them. Yeah. Klausimas labai paprastas. Ar tyrinėjot, bet greičiausiai ne. Mūsų tyrimai rodo, kad ta pati Osmoderma yra parazituojama daugelį noritakojų, daugelių grybų ir buveinių kilnojimas gali būti paskatinti tam tikrų nelabai gerų palydovų plitimą. Mūsų dabar kaip tik paruoštas straipsnis ir priduotas į aukštos kvartilės žurnalą Osmodermos barnabita iš 2 skirtingų, tolimai nutolusių buveinių lervos mikrofloros tyrimai ir parodė, kad skirtingos mielės dalyvauja virškinime, fermentuotos medienos perdirbime. Tai vėl tokiu būdu, kad sakant, kilnoti vieną buveinę, grubiai šnekant, iš Klaipėdos vežti Vilnių, vėl skirtingos sąlygos, vadinasi, gali skirtingai sureaguoti lervos, viskas čia labai ekologiškai yra komplikuota. Kaip dar mačiau klausimas vienas, Laura. Sveiki, aš dar norėjau sureaguoti į diskusiją dėl pačių vabalų perkelimo į kitas vietovės. Tai noriu pažymėti, kad introdukcija netaikoma šituo atveju, tai daugiau saugomų rūšių perkelimas į kitas buveinės, o introdukcija tai yra svetimų rūšių perkelimas. Ir šitas klausimas yra labai aktualus, žvelgiant į šitos saugomos rūšies paplitimą ir registraciją SRISE. Tai turbūt, kad vyks dar diskusijos rimtos, į kokias buveinės dar šios vabalus perkelti ir ar į išnykusias blogos būklės buveinės, ar į naujas. Tai labai siūlau tą diskusiją išplėsti moksliniam rate ir tas naujas radimvietės ar perkelimus užfiksuoti SRISE. Tai toks siūlymas, kad nepabėgtų šitie duomenys ir tai netraktuojama kaip introdukcija, bet saugomų rūšių perkelimas. Dėkui. Ir turim dar laiko paskutiniam klausimui, jeigu dar kas nors nori paklausti. Ačiū. O jeigu ne, tai padėkosim Giedriui.